Kas jau tikėtina bus dead endas. 5000 Ryzen serija, tikėtina paskutinį DDR4. Max ką gali Zenas išspausti ant AM4 platformos. Jau bus AM5 tikriausiai, DDR5. Viskas kaip ir susigula, DDR5. Mano streamo akcentas, kas nežinot, aš perėjau ir pakeičiau ir buvo kompo, dėl ko 2 savaitės manęs nebuvo, nes aš tiesiog keičiau kompą per vieną nepavykusią transliaciją, tada per antrą transliaciją, kur jau surinkinėjom praėjusiu šeštadienį, kas buvo beveik prieš savaitę, bet šeštadienį jos surinkom kompą. Tai aš keičiau procesorių kaip tik, Ryzen, aš įsidėjau 3900X. Jeigu nežinot, šiandien išėjo 5000 serija, kuri beje manęs Max nestebina, nežinau, tiesiog iš piniginės pusės, iš finansinės pusės, tai man vis tiek būtų beveik dvigubai kainavę, jeigu mane būtų dominęs naujoji ta karta, tiesiog turėti naujausią. Aš jau geriau nesakyčiau į vaizduškę investuočiau, negu į naujausią kartą procesorių, ką aš jau esu vieną kartą daręs gyvenime ir mane biškį tai nudegino. Šiaip mano planai su kompu, jeigu tai į priekį užbėg diskusijai už akių, aš asmeniškai noriu su šiuo savo buldu. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad jeigu kažkas jau atsirado čia tokių, kurie atbėgo pastumti. Lietuvoj dabar šie nauji Ryzen speksai, tu tik įsidėjai praėjusios kartos Ryzen, jau tau 39X šūdas, ką tu šiandien flexinti šūdas. Na, ką aš noriu pasakyti, kad mano planai yra, kad su šia sistema, su šitų buldu, aš noriu pabaigti DDR4. Sakčiau, mano yra 3 buldas, ar 2 su DDR4, 3 kaip ir jeigu skaičiuot atnaujinimus, kaip ir 3 metai. Aš tiesiog noriu pabaigti. Aš laukiu DDR5 ramų, aš laukiu kokios epic subrendusios platformos, naujos, tokios legit naujos, o ne tiesiog eiti dar vieną mini upgrade tokią atsinaujinimą. Aš noriu, kad šitas 3.9 mano X-as, dar kokias vaizdūškė, gal kokią rimtesnę, noriu iš 2.7 perėti, bet šiaip plius minus, aš turiu 2 gigus ramų DDR4, aš turiu, dabar tą 3.9.0.6.12 brandulių, 2.4 branduliai, fucking. Ir mane, sakau, net nebuvo planuose vaikytis tos 5000 serijos ar ko, kas jau tikėtina bus dead endas. 5000 Ryzen serija, tikėtina paskutinį DDR4. Max ką gali Zenas išspausti ant AM4 platformos. Jau bus AM5 tikriausiai, DDR5. Viskas kaip ir susigula, DDR5. Gal ne kitų metų gale gal ar kada, ar dar 2.2 gal, bet aš palauksiu ir, sakau, manęs negundo kažkaip jau tos platformas. Tai va, sako sandvičis 12 brandulių, o blėt. Jo, bet aš streaminu ant vaizduškės vis tiek. 12 brandulių, visą kitą aš video montavau, žiūrėjau. No idea, kur man pasijus iš tiesų. Aš šiaip daug, aš kritiškas ir net nežinau, ar aš pakeisiu nuomonę, žiūrėsim, žaisim žaidimus, streamysim, kažką darysim. Aš montuosiu gal medžiagą, gal kokį rimtesnį žaidimą įsijungsim, gal padarysim streamą ant procesoriaus, kokį ant Bairio pasitestuot. Bet aš vis tiek, nors ir man buvo galimybė, aš pasiėmiau 12 branduolių procesą, bet aš tiek laikus, kad man būtų pilnai užtekę 8 branduolių 37000X, kurį aš jį buvau nusipirkęs. Tada atsirado galimybė šitą 12 pasimti papigiai ir aš tiesiog, kaip sakant, pamačiau dylą, pagrėbiau jį ir, nesiskundžiu, gera kaina, visa kita, tą pačią kainą beveik turiu papildomų branduolių, bet ar man jų reikia, aš žinau, kad aš nežinau. Nebūsiu iš tos serijos, kad oi čia. Dėl to, kad aš jį turiu dabar tos 12 branduolių, dėl to aš dabar ir viskas, keičiu požiūrį, aš dabar flexinčiu, aš šitį pokėtas. Nu va, sakau, tie nauji procesoriai. Va, kainos kokios nusimato. Beje, branduoliai nesikeičia. Keisis, kas bus, tai 5000 serija turės greitesnį dažnį. Tai 5.9X bus net iki 4.9 GHz. Tuo tarpu maniškis dabar šitas, pas mane 4.2 man atrodo. Visi branduoliai 12, bet ant 4.2 kažkas tokiu mano. Tuo einam į skaitechą. Man atrodo 3.9X, ai ne, biški stumiu, 4.6 GHz. Ant turbo, tiesiog aš niekad nečekinau. Pas mane ant basic dažnio jis yra 4.2. Nes aš niekada, niekus labai rimto jo, bet 3.9X yra 4.6, o 5 dabar naujas bus 4.9, tai 0.3 GHz papildomai nuo naujos kartos, kuri reikalaus, kaip ir suprantu, naujos motininės, bent jau iš naujesnių, kurios yra tikrai brangesnės, aišku, gero ten maitinimo, aušinimo, visa kita. Ir beje, mačiau, man atrodo, kad 5000 serija neturės aušintuvų, kas mane nustebino. Aš žiūrėjau bent jau tiesiogiai per AMD tinklapį, tai jie kaip prašo, kad coolingas nėra pridedamas, kažkur pastebėjau, va, žiūrėkit, cooler not included. O aš jums galiu pasakyti vieną dalyką, kokią aušintuvą gavau su savo 3900, tai
Bliamo, žinok, jisai žiauriai geras, bet aš dabar noriu įsitikinti, ar čia tikrai. Thermal Solution not included. Jo, man atrodo, kad 5000 serija neturės aušintuvų, bent jau dabar taip. O tas yra kinda bummer, nes aš dabar nusipirkau 3900 ir aš jo aušintuvą galėjau parduoti už kokius 3 eurų. Aš dar galėjau atgauti babkių. Į tą kainą 500 eurų įėjo visai geras aušintuvas. Dabar išliko ta pati kaina 5 PM už 5900X, bet aušintuvo, kaip matau, nebus. O tai buvo dalis kainos. Tai trumpai tariant, jie pabrango. Dar ne, taip iš vaizdo, iš pirmo vaizdo atrodo, okei, kainos liko beveik same, bet aušintuvo nėra. Nebent aš klystu, gal čia dabar pirminė informacija, kad nebus aušintuvo. Nes aušintuvai fainė būdavo. Aišku, nieks jų beveik nenaudodavo, kas pirkdavo 5900X už 5 PM, nieks nenaudodavo su to coolerio. Bet vis tiek buvo kažkas ir gal praversdavo ar panašiai. Beje, rašiau, kad streamas bus prieš 2 valandas, realiai 10 tik informau Twitterio, hebra.